Tai kitas pranešimas valstybės tarnybos departamento tarnybos sąlygų skyriaus patarėjas Aistis Rusteika ir pranešimo pavadinimas kaip keisime valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemą. Taigi, labą dieną, gerbiama publika dar kartą. Kaip keisime valstybės tarnautojų darbo užmokestį? Aišku, darbo užmokesčio pats keitimas nėra kažkoks vienas iš esminių momentų visoje šitoje sistemoje. Pačios sistemos keitimas, valstybės tarnybos reformavimas susijęs su daugeliu aspektų ir būtent tiem visiems keitimam, kokį mes įsikėlėme tikslą. Tikslas yra paprastas ir žemiškas ir mūsų požiūrį yra pakankamai pasiekiamas ir pasiekiamas netolimoje perspektyvoje. Tai yra lankstesnė, paprastesnė, mažiau administracinių sąnaudų reikalaujanti valstybės tarnybos sistema. Ji turėtų leisti valdyti personalą be perteklinių apribojimų ir adekvačiai reaguoti į tarnautojo veiklą finansinę, motyvavimo ir kitom priemonėm. Kaip valstybės tarnyba keitėsi per dešimtmetį? Jinai tokia, kokia susiformavo 2002 metais, mes ją iš esmės turime ir dabar. Kiekybinius pokyčius mes lengvai galime pasverti, Reda juos pristatė, minėta su jais nepasiginčysi, tačiau kokybiniai pokyčiai, kokie tie kokybiniai pokyčiai, juos yra pakankamai sunku apibrėžti ir pakankamai sunku įvertinti. Aišku, galime pasidžiaugti, prieš 4 metus ES ekspertai Lietuvos valstybės tarnybą įvertino kaip vieną geriausiai besitvarkančių, kaip atitinkančią geriausiai Europos viešo administravimo geruosius principus. Tačiau iš kitos pusės galima pastebėti, kad ne viskas ekspertam užsienio yra pastebima. Kai kas net ir iš mūsų mentaliteto užsienio ekspertam gali būti nesuprantama, todėl tų problemų yra aibė ir pati valstybės tarnyba, kaip minėjau, tokia, kokia susiformavo 2002, tokia jinai yra dabar. Tik tai per tuos metus tapo tai, kad ta mūsų valstybės tarnyba tapo aplipusi varžančiais apribojimais, daugybė nedaug lemiančių, smulkmeniškų įvairiausių procedūrų. O įstaigose tai valdant žmogiškosius išteklius, tai didžiausias dėmesys yra, iš esmės dabar skiriamas yra į personalo administravimą, o ne į realų žmogiškų išteklių valdymą. Tai būtent to ir siekiame su pakeitimais, tai yra paprastesnį valstybės tarnybos veikimą. Išvardinsiu keletą esminių esamos valstybės tarnybos trūkumų. Skaidrėje matote trūkumus susietus konkrečiai su mano pranešimu, tai yra su darbo užmokesčio sistema, tačiau tų trūkumų yra kitose srityse, svarbesnėse. Be abejo, darbo užmokesčio sistema yra susijusi su visom sritim, tiek priėmimu, tiek vertinimu. Tai viena kaip iš pagrindinių trūkumų, tai aš galėčiau išskirti, valstybės tarnyboje trūksta vieningų reikalavimų valstybės tarnautojų žinioms, įgūdžiams ir gebėjimams. Mes neturime vieningos reikalavimų sistemos. Paprastas pavyzdys, visiems puikiai žinoma pareigybė seniūnas. Tik tai vienoje seniūnijoje gali reikalauti iš seniūno techninių mokslų išsilavinimo, kitoje seniūnijoje medicininio mokslo netgi gali reikalauti. Kaip profesorius minėjo, sistema tapo pakankamai decentralizuota ir tada didelis dėmesys pradedamas skirti jos kontroliavimui. Mūsų pareigybės yra susietos su kategorijom. Nuo 1 iki 20, nuo to priklauso darbo užmokestis, tačiau visa karjera, kaitumas taip pat vyksta remiantis pareigybių kategorijomis, bet ne vieningais reikalavimais valstybės tarnautojams, žiniom ir panašiai. Pavyzdžiui, A13 kategorija, tai
vienoje įstaigoje tokios kategorijos gali būti skyriaus vedėjas, kitoje įstaigoje aukštesnės kategorijos gali būti ir vyriausias specialistas. Tai sistema yra nelogiška, neefektyvi ir sukuria aibę iš to kylančių problemų. Darbo užmokesčio sistemoje taip pat turime aibę problemų. Sistema netitinka keliamo efektyvumo reikalavimų. Pati esama darbo užmokesčio sistema irgi yra sukonstruota remiantis pareigybių kategorijomis. Tačiau tikrai yra pakankamai sunku atskirti, kuo skiriasi vienas specialistas nuo kito. Pavyzdžiui, kuo skiriasi A11 kategorijos specialistas nuo A12. Nors jų darbo užmokestis yra skirtingas, tačiau funkcijas atsakomybę tokie specialistai gali turėti visiškai vienodą. Tarnybinės veiklos vertinimas. Taip pat jisai yra susietas su darbo užmokesčiu, todėl pats tarnybinės veiklos vertinimas esamai sistemoje, jisai nebetitinka savo esmės įvertinti valstybės tarnautojo veiklą. Ir ta tarnybinės veiklos vertinimo procedūra dažnai yra pagrįsta tik tai tuo, kad valstybės tarnautojui reikia pakelti darbo užmokestį arba perkelti į kitas aukštesnės pareigas. Nors prieš tai jau būna numatyta, kuriam valstybės tarnautojui reiktų pakelti darbo užmokestį ar kurį valstybės tarnautoją perkelti į kitas pareigas. Ydinga darbo užmokesčio struktūra taip pat lemia tai, kad esamoje sistemoje yra sąlygotas darbo užmokesčio paskirstimas, iškreipiantis visą hierarchinę sistemą. Toj pačioje įstaigoje vyriausias specialistas gali uždirbti daugiau nei departamento direktorius, o departamento direktorius daugiau nei įstaigos vadovas. Ir jeigu, tarkim, pasižiūrėsime statistiką, tai paaiškės, kad įstaigų vadovai tai toli gražu nėra tos pareigybės, kurios daugiausiai yra uždirbančios ar labiausiai vertinamos. Tai įstaigų vadovai tai būtų kažkur šiek tiek aukščiau nei per viduriuką. Kvalifikacinių klasių sistemą mes turime. Supeikta šita sistema buvo dar 2003 metais Pasaulio banko, ES ekspertų, kaip iškreipianti visą darbo užmokesčio sistemą. Valstybės tarnautojas turintis kvalifikacinę klasę, jisai jau nebėra motyvuotas daryti karjerą, pereiti į aukštesnį kokybinį lygmenį, į aukštesnės pareigas, nes atitinkamai jisai aukštesnėse pareigose neturės tokio aukštesnio darbo užmokesčio. Arba iškart suponuojama tai, jeigu valstybės tarnautoją norima perkelti į aukštesnės pareigas, jai reikia ir įvertinti, jam skirti iš karto aukštesnę klasę. Bet klasę skirti ne už jo veiklos įvertimą, o kad jo darbo užmokestis būtų proporcingas. Turime priedus. Priedai irgi duoda per didelį svorį kintamai daliai. Kaip direktorius minėjo, visa priedų sistema sąlygoja tai, kad valstybės tarnautojas per priedus gali savo algos, pusę algos dar prisidurti prie pareiginės algos. Tai irgi netitinka gerosios ES praktikos tiek privataus sektoriaus. Iš esmės, pagal gerą praktiką vyrauja tai, kad kintamai darbo užmokesčio dalis turėtų sudaryti nedaugiau kaip 20% viso darbo užmokesčio. Yra ES šalių, kur iš viso kintamoji dalis siekia 3-5%. Yra pavyzdžių, kur valstybės tarnautojai dirba tik tai su pagrindinė fiksuota alga ir neturi kintamosios dalies. Dar ydingumą turime. Kintamosios darbo užmokesčio dalies tarnautojo rezultatam pablogėjus. Iš esmės, jos neįmanoma sumažinti. Darbo apmokėjimą turime, ypač aukštesnės pareigas užimančių asmenų, turime kintamosios dalies didinimą, siekiant tam, kad aukštesnės pareigas užimantis tarnautojai būtų jam tinkamai atlyginama. Ir iš to mes turime tokius nuolat spaudoj kylančius brūzdesius. Aš išsirašiau tokias antraštės. Pavyzdžiui,
Nuo pirmos darbo dienos vadovui skirtas 60% priedas už įprastą darbo krūvį viršiančią veiklą. Priedas direktoriui buvo skirtas už įprastą darbo krūvį viršiančią veiklą. Tiesa, direktorius dar net buvo ir nepradėjęs dirbti. Na, tokių antraščių mes tikrai nuolat išgirstam ir tai tikrai nepadaro tos sistemos labiau įnešančios pasitikėjimą visuomenį. Na, ir dar aibę problemų turime lankstumo karjeros, motyvavimo, mokymo srityse trūkumą. Turime vadovų iš esmės lyderystės stoką, nepakankamą jų bendradarbiavimą. Buvo minėta ES šalyse beveik visose yra aukštesniesiam valstybės tarnautojams nustatytos specialios procedūros. Na, pas mūsų aukštesniųjų valstybės tarnautojų ir jų tarnybos yra tik tai keli elementai, tai praktiškai tik tai mokymas. Na, ir tai tikrai neskatina aukščiausias pareigas užimančių asmenų veiklos efektyvumo. Ir tai, ką išvardinau, tai yra tik tai dalis tų pagrindinių problemų. Taigi pagrindinis pokytis, kurį mes, ta šaknis visų pokyčių valstybės tarnybos, tai yra siūlome, kad pagrindinė žmogiškų išteklių valdymo ašimi būtų laikomos pareigybių grupės. Tai yra pereitume nuo tų mistinių valstybės tarnautojų sunumeravimo nuo 1 iki 20 ir pereitume prie pareigybių grupių. Perėjus prie pareigybių grupėms būtų nustatomi minimalūs išsilavinimo, patirties reikalavimai, tokie patys minimalūs kompetencijų lygiai, kuriuos turės atitikti tiek esami, tiek ir būsimi valstybės tarnautojai. Ir tai būtų pats pagrindinis žingsnis ir stimulas įtvirtinant šiuolaikinį žmogiškų išteklių valdymą, tai yra kompetencijų modelį. Ir ką mes tuo pasiektume? Tai ir tarnautam atsirastų teisingumo jausmas, kai jie žinotų, kad tiek jam, tiek analogiškas pareigas užimančiam kolegai nustatyti kompetencijų vienodai lygiai, tiek ir aiškumas, norint daryti vertikalią ar horizontalią karjerą. Karjera, tas pareigybių sistemimas, aišku, betarpiškai turi paliesti ir visą karjeros sistemą. Kaip minėjau anksčiau, dabartinė sistema yra susieta ne su pareigybėmis darant karjerą, o su kategorijomis. Tai yra ir pats valstybės tarnautojas taip sieja savo karjerą. Užima pagal funkcinę atsakomybę aukštesnės pareigas, tačiau kitoje įstaigoje jis tai perina į žemesnio lygio pareigas, tačiau ten yra aukštesnė kategorija. Jisai sako, padariau karjerą. Nors tikrąją ta karjeros prasme tai nėra ta tikroji karjera. Tai kaip siūlome keisti tą karjeros sistemą? Tai siūlom tai, kad siekiantis pereiti į aukštesnę pareigybių grupę, valstybės tarnautojas, radęs į tinkamą įstaigą, tinkamą pareigybę ar savo įstaigoje norėdamas daryti karjerą, būtų patikrinama jo atitikimas kompetencijų lygiui, atitinkamai ir specialiesiam reikalavimam, išsilavinimo. Ir patikrinus toks valstybės tarnautojas galėtų būti priimtas be perteklinių procedūrų į aukštesnės pareigas. O siekiančių pereiti į vadovaujančias pozicijas asmenų, lyderystės, vadybiniai gebėjimai turės būti patikrinami valstybės tarnybos departamente, ko iš esmės, kaip ir minėjau, dabar nėra. Jeigu tos pačios kategorijos specialistas pereina į skyriaus vedėją, kur irgi yra ta pati kategorija, jo nei vadybiniai, nei lyderystės gebėjimai nėra vertinami, o žiūrima eigoje, kaip jam seksis. Ir žinoma, pokyčiai darbo užmokesčio sistemoje. Tai siekiant subalansuoti tą pastoviai ir kintamąją užmokesčio dalį, tai įmanoma tik tai atsisakius priedo už kvalifikacinę kategoriją ir šitą priedą iš dalies integruojant į pareiginę algą.
Taip pat siūlome atsisakyti priemokos už įprastą darbo krūvį viršiančią veiklą ir papildomų užduočių atlikimą, kas yra šitie priedai yra pakankamai neskaidrus, nepalankiai ir visuomenėje sutinkami, tiek ir tarp pačių valstybės tarnautojų dažnai yra sukiršinami, kodėl tam valstybės tarnautojui buvo paskirtas toks priedas, o man nėra už tokias užduotis priedas skiriamas. Atitinkamai krūvui sumažėjus irgi valstybės tarnautojų darbo užmokestis nebūna mažinamas, nors padidėjus darbo užmokestis būna didinamas. Na ir šitas priemokas ir priedus siūlytume keisti į vieną, tai yra objektyvę priemoką, tai yra priemoka už pavadavimą, kai būtent valstybės tarnautojui yra paskiriama vykdyti dar papildomai ir kito tarnautojo ar darbuotojo funkcijas. Na ir tokiu būdu mes subalansuotume pareiginę algą, lyginant su kintama dalim ir lyginant su dabar, kur priedai ir priemokos gali siekti pusę darbo užmokesčio. Naujoje sistemoje priedai neviršytų apie 20% viso darbo užmokesčio. Pareiginės algos nustatymas. Šiuo metu mes turime kategorijų intervalą. Tai toj pačioje įstaigoje skyriaus vedėjas gali būti tiek 14, tiek 15, tiek 16 kategorijos. Ir ką tai dažnai lemia, ypač specialistų lygmenį. Tai lemia lygiai tą pačią karjerą. Tarkime, specialistas yra 14 kategorijos, jam nori pakelti darbo užmokestį, prideda kažkokią tai nežymę funkciją į jo pareigybės aprašymą. Tada įvyksta vertinimo procedūra, atitinkamai ta procedūra gali užtrukti ir pusę metų, arba ir kitų kelių, gali laikinai perkelti tas pareigas. Na ir kol galų gale atsiduria tas tarnautojas toje aukštesniai kategorijai, nors tiek atsakomybės laipsnį, tiek ir funkcijas jisai iš esmės turi tas pačias. Taip yra didinama valstybės tarnautojo alga ir tuo paremta yra karjera. Tai naujoje sistemoje siūlysime pareigybių grupėm nustatyti pareiginės algos intervalą. Tai yra per 6 laiptelius ir atitinkamai valstybės tarnautojui bus galima nustatyti aukštesnį pareiginės algos intervalą už išskirtinai kokybišką funkcijų ar veiklos vykdymą. Toksai pareiginės algos pakelimą siūlysime įstatymę daryti, leisti galimybę ne dažniau kaip 1 metus. Ir atitinkamai atsiranda galimybė mažinti darbo užmokestį, tai yra už sistemingą, nekokybišką funkcijų ir veiklos vykdymą. Ir ką tai iš esmės suponuos. Ir itin svarbus momentas, kad lyginant su dabartinė sistema, tarnautojas jau nebus tikras, kad pablogėjus jo kokybiniam lygmeniui, kad jo darbo užmokestis nemažės. To, ko dabar nėra. Praktiškai neįmanoma valstybės tarnautojui už jo blogą veiklą sumažinti darbo užmokesčio. Atitinkamai nustatoma atskira aukščiausias pareigas užimančių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistema. Tai aukščiausias pareigas užimantis asmenys, tokių yra apie 150 būtų, jie būtų suskirstyti į 3 lygmenius ir kiekvienas iš lygmenų gautų fiksuotą pareiginę algą. Tai priminsiu, kad į pirmą lygį tai yra numatyta Seimo, ministerijos, vyriausybės kancleriai ir viceministrai. Tai tokių asmenų turime 63. Ir antroji grupėje yra numatyta, tai yra įstaigų, kurios veikia ar formuoja valstybės politiką šalies mastu ir turi teritorinių padalinių, taip pat vyriausybės įstaigų vadovai. Ir trečiam lygmenį tai būtų numatyta įstaigų vadovai, kurie formuoja ir gyvena politiką šalies mastu, tačiau neturi teritorinių padalinių. Ir tokia vienoda, vieninga, fiksuota alga, iš esmės jų tas funkcinis laipsnis atsakomybės, funkcijų sudėtingumas yra pakankamai panašus, todėl tikrai nėra būtinybės fragmentuoti ir nustatinėti kažkokias tai
ypatingai atskiras pareiginės algas, taip kaip yra esamoje sistemoje. Na, ir tokiu būdu būtų nustatytas vieningas darbo užmokestis aukščiausias pareigas užimantiem asmenim, ypač įstaigose turinčiose skirtingas finansinės galimybės. Na ir atitinkamai darbo užmokesčio sistema betarpiškai yra susijusi ir su skatinimo sistema. Na, skatinimą mes siūlome susijęti su vertinimo sistema ir iš esmės tam, kad galėtume susijęti su vertinimo sistema, būtina pakeisti esamą skatinimo sistemą. O esama skatinimo sistema yra kuo paremta? Yra paremta iš esmės kalėdomis. Ateina metų galas, valstybės tarnautojams yra skatinimo fondas išdalinamas, neatsižvelgiant į jų veiklą, į indėlį. Na, tai mes siūlysime šitą kabutėse išdalinimo skatinimo fondo atsisakyti ir leisti skatinti tik tai valstybės tarnautojus, kurie turėjo ypatingą ir svarų asmeninį indėlį įgyvendinant įstaigos tikslus ar jam nustatytas užduotis. Na ir tokiu būdu siūlysime, kad įstaigoje galėtų būti paskatinta ne daugiau kaip 25% valstybės tarnautojų ir tam panaudojant ne daugiau kaip 3% viso darbo užmokesčio fondo. Na ir tokiu būdu tas skatinimo sistema taptų tikrai pakankamai principinga ir skaidri. Ką dabar turime skatinimo sistemoje, tai turime, kad Seimo audito komitetas kiekvienų metų pradžioj užklausinėja įstaigas, kaip buvo panaudotas skatinimo fondas. Susirenka duomenys ir tada įstaigos yra pliekiamos. Kodėl buvo skatinami valstybės tarnautojai? Seimo nariai viešinasi tai, rodo save kaip kovotojus. Na, ir tai tikrai parodo, kad tą esamos sistemos skatinimo reiktų atsisakyti ir ją pakeisti šiuolaikiniu modeliu. Taip pat siūlysime įnešti ir naujų motyvavimo elementų, tai yra tai, kas ir Europoje jau yra nemažai šalių taikoma, tai yra skatinti komandinius rezultatus, tai yra komandas. Atitinkamai siūlysime ir papildomam kasmetiniam atostogų dienom skatinti tarnautojus ir mokymosi krepšelis. Mokymosi krepšelis tai reiškia, kad tarnautojas individualiai galėtų tobulinti tas kompetencijas, kurias jisai mano, kad jam reikalinga jo veikloj pagal jo poreikį. Na ir kaip kiekviena reforma, jinai yra susijusi su lėšų papildomų poreikių arba su jų sutaupimu. Priklauso nuo to, ko reformuotojai siekia. Mūsų sistemoje nesiekiame iš esmės nei to, nei to. Iš esmės keisis tik tai darbo užmokesčio pati struktūra, darbo užmokesčio dydis neturėtų keisti. Atsisakome priedų naujai skiriamų už kvalifikacinės klases, atsisakom priemokų už įprastą darbo krūvį viršiančią veiklą, už papildomas užduotis. Atlaisviname pakankamai milžinišką fondą, tai yra apie 50 milijonų per metus. Na ir šias lėšas panaudosime perimui prie naujos sistemos ir vystymui naujų elementų. Todėl praktiškai ir iš esmės reforma neturėtų pareikalauti kažkokių tai papildomų lėšų. Na ir manyčiau, kad įgyvendinus mūsų tuos visus siūlomus pokyčius, bus išspręsta bent jau, jeigu ne visos, tai dauguma mūsų išvardintų problemų. Na, aišku, negalėčiau paneigti, kad šita reforma netaps popierinė ir net guls į stalčių tuo atveju, jeigu atsirastų kažkoks tai naujas požiūrio pasikeitimas ar vieningos krypties keitimas. Todėl tikrai paskatinčiau, kad jūsų palaikymas ir pasiūlymai mums taptų palaikymu ir atsvara tiek iš praktikų, tiek iš teoretikų pusės. Dėkui.